kunigaikštis Utenis. Seni žmonės pasakojo, kad Tauras perdavė kažkokią žinią kanklininkui. Kanklininkas, atvykęs pas kunigaikštį Utenį, jam papasakojo, kad toje vietoje, kur stūkso nuostabi kalva, ant jos turi būti pastatyta pilis ir visas miestas. Taip jam papasakojęs stebuklingasis Tauras. Kunigaikštis Utenis įsakė savo kariams ir statybininkams pastatyti tvirtą pilį, kuri gintų Lietuvą nuo priešo atėjūnų. Ant Norkūnų piliakalnio pastatytoje pilyje gyveno kunigaikštis Utenis. Urve, už geležinių durų, jis saugojo nepaprasto grožio belaisvę. Būdamas aukšto ūgio, kunigaikštis mėgo vaikščioti su prijaukinta meška. Iš šiaurės pusės Lietuvą puldinėjo kalavijuočių ordinas. Kunigaikščio Utenio prijaukinta meška pirmoji pasitiko priešų gretas ir gynė savo valdovą, kad jis galėtų paslėpti gražiąją mergelę slaptajame urve. Meška krito negyva nelygioje kovoje su kalavijuočiais. Narsiai kovėsi lietuviai, bet priešų buvo daugiau. Kalavijuočiai sudegino medinę Utenos pilį. Ilgainiui, kai įvairūs karai ir nelaimės atnešė Utenai smukimą, gyventojams išnykus, tos vietos apaugo miškais. Po to ilgą laiką buvo matyti, kaip iš to kalno išvažiuodavo 6 arkliais pakinkytas puošnus vežimas. Tame vežime sėdėjo graži moteris.
Važinėjęs po žalias lankas ir juostas, tas vežimas dingdavęs iš nustebusių gyventojų akių, lankose kylančiose miglose. Pranašystė liko gyva. Ant kalvos išaugs naujas miestas, Utena, ir bus jis garsus ir gražus.